Sveikinu visas projekto dalyves ir noriu Jums palinkėti sėkmingai gyvendinti savo idėjas ir pasinaudoti visais projekto Išmani moteris siūlomais dalykais bei išnaudoti visas galimybės, kurios čianai yra. Pati prieš porą metų mėgavausi motinystę ir vis dažniau pagalvodavau, kągi aš veiksiu tada, kai mano vaikelis paaugės. Iš tiesų, pasvajodavau, jog užsiimsiu mėgiamą veiklą, kad galėsiu laisvai derinti savo šeimą ir darbinius santykius, kad turėsiu laisvą darbo grafiką, kad galėsiu pati savo darbo krūvį reguliuoti. Tačiau iš tikrųjų neturėjau realių minčių, kaip aš galėčiau šitai padaryti. Dėl to visa tai buvo svajonė. Ir vieną dieną aš naršiau Facebook, skaitinėjau pranešimus ir atsitiktinai pastebėjau informaciją apie projektą Išmani moteris, kuris kaip tik tuo metu ruošėsi startuoti. Susidomėjau ir užsiregistravau, galvoju, pabandysiu, pasižiūrėsiu, kas iš viso to gali išeiti. Ir iš tikrųjų jau patį pirmą užsiėmimą aš išgirdau istoriją, kuri mane įkvėpė, ir tai buvo Daivos Pakalnės istorija. Pabandysime. Ne. Aš tada palauk. Atsiprašau, tuo tikiuosi, sutvarkysim. Štai matote šio projekto mentorę Daivą Pakalnę ir ji pasidalino su mumis savo istoriją, kaip ji, būdama 2 vaikučių mama, gyvendama tuo metu Londone, įsteigė verslą ir pradėjo užsiimti virtualios asistentės veiklą. Jinai iki šiol sėkmingai derina tiek savo verslo projektus, tiek ir kitus asmeninius projektus. Ir prisipažinsiu, jog tada aš pirmą kartą išgirdau apie virtualaus asistento profesiją. Galvojau, kasgi tai yra. Ir Daiva mums paaiškino, jog virtualus asistentas tai yra laisvai samdomas profesionalas, pagrinde teikiantis administracinės ir internetinio marketingo paslaugas. Ir jisai dirba iš savo namų biuro ir teikia paslaugas nuotoliniu būdu. Iškart pagalvojau, kokia tai yra puikia galimybė. Ir virtualaus asistento darbas, pagalvojau, kad yra puikia galimybė tokiai mamai auginančiai vaikus kaip aš. Taip pat yra puikia galimybė moterims, kurios dirba dalį etato arba kurios iš vis neturi darbo. Dėl to, kad virtualaus asistento profesija suteikia galimybę laisvai reguliuoti tiek savo darbo valandas, tiek savo darbo krūvį. Ir taip pat gali dirbti iš bet kurios vietos pasaulyje, gali savo dirbti iš savo sodybos, gali dirbti iš negyvenamos salos. Žodžiu, tavo darbo vieta nėra fiksuota, tu gali laisvai judėti. Taip pat gali paspręsti, su kuo dirbsi. Jeigu nesiseka su vienu klientu, gali dirbti su kitu. Ir tai yra taip pat kartu ir galimybė derinti šeimą ir darbą. Ir kas taip pat man buvo svarbu, tai yra nuolatinis tobulėjimas. Dėl to tam, kad būtum savo srities profesionalas, kaip ir bet kokios kitos srities, turi visą laiką stengtis neatsilikti nuo naujienų ir stebėti savo rinką. Taip pat iškart pagalvojau, kokia tai turėtų būti nauda verslui dirbti su virtualiais asistentais. Dėl to, kad virtualaus asistento nereikia samdyti kaip darbuotojo nuolatiniam darbui. Virtualus asistentas gali dirbti pagal poreikį ir su juo yra sudaroma paslaugų teikimo sutartis. Kai yra poreikis, samdai virtualų asistentą. Jisai gali būti tavo pagalbininkas nuolatiniam tavo darbe.
tačiau, pavyzdžiui, gali dirbti tik tai porą dienų per savaitę. Taip pat virtualiam asistentui nereikia sukurti nuolatinės darbo vietos, nereikia į tai investuoti įmonės lėšų ir nereikia mokėti su darbuotojais susijusių mokesčių. Taip pat virtualaus asistento nereikia atskirai motyvuoti ir skatinti, dėl to, kad jau pats virtualus asistentas yra savo srities profesionalas ir yra suinteresuotas savo kvalifikaciją ir savo tobulėjimu. Tada kilo idėja suburti virtualių asistenčių komandą. Tačiau ne bet kokią komandą, o būtent tokią, kurios narės dirbtų išvien ir papildydamos vieną kitą įgyvendintų savo svajones asmeninės ir taip pat sukurtų apčiuopiamą naudą verslui. Tai man iš pat pradžių buvo svarbu, kad komanda būtų tokia, kuri papildytų vieną kitą ir palaikytų. Tai kad būtų tokia kaip ir bendruomenė, kurioje kiekviena jaustųsi gerai ir galėtų sulaukti reikiamos pagalbos reikiamų metu ir taip pat realizuoti savo tikslus. Taigi, kaip viskas vyko toliau, juk tai buvo dar tik tai idėja. Tačiau, kadangi pačiame projekte Išmani moteris jautėsi tokia bendruomeniška aplinka, buvo iš tikro palaikančių moterų daug aplinkui ir tai savaime skatino tiesiog dalintis idėjomis ir ieškoti bendraminčių būtent šito projekto metu. Taigi idėją pasidalinau ir prisijungė iš tiesų nemažai merginų, kurioms ši idėja buvo artima, iš viso mūsų buvo 19 pradžioje netgi. Ir mes kartu dirbome, kartu vystėme idėją. Taip pat ieškojame kartu atsakymų į klausimus, kurių nuolat iškildavo vis naujų, nes mes buvom visos naujokės versle. Taip pat kiekviena patikriname save, kiek esame atsidavusios šiai idėjai. Ir štai mūsų komanda linksmai žygiuojant į priekį. Kadangi mes visos buvome ką tik susipažinusios, mes prieš projektą visiškai nepažinojom viena kitos. Natūralu, jog mes susidūrėme pradžiai su tam tikrais iššūkiais. Tai visų pirma buvo mūsų skirtumai ir buvo nuotolis tarp mūsų, tas fizinis, dėl to, kad mes kai kurios netgi gyvename skirtingose miestuose. Ir kaipgi mes dirbome per nuotolį. Kadangi Išmanios moters susitikimai vykdavo reguliariai, tai mes taip pat susitikdavome gyvai prieš kiekvieną Išmanios moters projekto renginį. Tačiau to buvo nepakankamai. Pradžioje mes bandėme susirašinėti elektroniniais laiškais. Tačiau tai buvo nepatogu ir neefektyvu, dėl to, kad laiškų buvo daug, mūsų buvo 19, kiekviena norėdavo atsakyti, viena paspausdavo atsakyti visoms, kita atsakydavo tik tai laiško siuntėjui, tai buvo tam tikras chaosas susigaudyti tarp tų visų laiškų. Tad gana greitai mes sukūrėme uždarą Facebook grupę. Ir joje jau darbas vyko daug efektyviau, dėl to, kad čia buvo galima rašyti ir atskirais klausimais, atsakymai nepasimesdavo, taip pat galima buvo daryti ir trumpas apklausas, kas taip pat buvo mums labai aktualu ir palengvino mūsų darbą, kai reikėjo tiesiog atsakyti ir išsiaiškinti į tam tikrus klausimus. Taip pat bendraudavome gyvai Skype, darydavome konferencijas ir pasijungdavome visos kartu, dažniausiai vakarais, kai jau vaikučiai būdavo sumigdyti. Taip pat tam, kad galėtume valdyti, tvarkyti savo užduotis, naudojamės ir projektų valdymo programa. Mums parekomendavo mentorė projektų valdymo programą Sana ir joje mes galėjome susirašyti atskirus darbus, atskiras užduotis, taip pat paskirti atsakingą asmenį, kuris galėdavo jau ir žinodavo, jog jis yra atsakingas už tam tikrą dalyką. Nustatydavome terminus, iki kurio tikimės, jog bus tam tikra užduotis atlikta. Taip pat šioje programoje galėjome ir komentuoti ties atskiromis užduotimis ir prisekti reikiamus dokumentus.
Kadangi mūsų buvo daug, mes buvome, kaip ir minėjom, iš anksčiau nepažįstamos ir susibūrėme į komandą, norėjome dirbti efektyviai ir visos jaustis gerai lygiavertėmis komandos narėmis. Vieno susitikimo metu mes susėdome ir apsibrėžėme taisyklės, kaip dirbsime. Tai iš tikrųjų buvo neišvengiama ir manau, kad labai teisingai mes padarėme, jog pradžią tai padarėm. Tad iš karto irgi jums patariu, jeigu dirbsite su daugiau komandos narių, tai tiesiog apsibrėžkite, kaip dirbsite, kokių taisyklių laikysitės. Ir štai, kokiosgi mūsų buvo pačios pirmosios taisyklės, ko mes tikėjomės iš savęs ir iš kitų komandos narių. Tai visų pirma atvirumas, tolerancija kito nuomoniai. Mums buvo taip pat ir svarbu, kad kiekvienas komandos narys tiesiai šviesiai išsakytų, jeigu jam kas nors nepatinka, kad drąsiai reikštų savo nuomonę. Taip pat mes stengiamės vertinti viena kitos skirtumus, dėl to, kad supratom, jog kiekviena nesame visą apimanti ir viena kitą turime papildyti. Taip pat labai svarbu buvo darbo terminų laikymasis ir dalyvavimas susirinkimuose. Kadangi jeigu nedalyvauji susirinkime, tu kažką praleidi, tau tada reikia ir susipažinti su ta informacija, kuri buvo kalbėta. Taip pat tu neišreiški savo nuomonės ir automatiškai tada atsilieki nuo viso proceso, nuo viso judėjimo į priekį. Ir mes iš tikrųjų daug bendravome Facebook'e ir taip pat balsuodavom, apklausas darėme, kada ruošiamės ir susitikti. Ir taip judėjome į priekį. Susitikimų buvo mūsų iš tiesų daug. Ir mes turėjome atsakyti į daugelį klausimų, kurie iškildavo mums viso veiklos vystymo metu. Taip pat iš tikrųjų didelis dėkui mūsų visiems mentoriam, kurie padėjo mum rasti atsakymus. Ir jūs taip pat tikrai nuoširdžiai skatinu kreiptis į mentorius, kai iškyla klausimai, dėl to, kad mes čia ir esame tam, kad galėtume jums padėti. Kadangi mūsų komanda buvo didelė, mes judėjome į priekį ir vienos merginos iš mūsų pasitraukė anksčiau, kitos pasitraukė vėliau, dėl to, kad natūraliai ir vienas grįždavo į savo buvusius darbus, arba tiesiog suprasdavo, jog galbūt kita idėja joms yra brangesnė, artimesnė ir tiesiog pasirinkdavo naudotis mūsų paslaugomis, o ne kartu su mumis dirbti. Ir dabar paprašysiu savo kolegės trumpai dar pakalbėti apie patarimus, kuriuos mes iš tikrųjų kaip komandos narės labai išjautėm ir stengiamės suformuoti kuo tiksliau, kuo aiškiau ir perduoti jums. Sveiki. Sveiki. Viena mūsų komandos narė pakomentavo Facebook'e, kita jai atsakė ir gavosi konfliktas. Mikrofonas negeras, sako. Išjungėt mikrofoną. Aha, ačiū. Pradėsiu iš naujo. Viena mūsų mergina komandos pakomentavo, kita jai atsakė ir kilo konfliktas. Nes labai sunku virtualioje erdvėje yra išreikšti savo jausmus, dar sunkiau juos suprasti. Ir mūsų tokie patarimai labai praktiški iš mūsų virtualaus bendravimo, kad nepamiršti, kad bendraujant elektroninėje erdvėje reikia labai žiūrėti, ką rašote, arba jeigu bendraujate Skype arba telefonu, kai nematote žmogaus, ką sakote. Jeigu kažką parašėte, perskaitykite dar kartą ir pagalvokite, ar tai galima suprasti kažkaip kitaip, negu kaip jūs įsivaizduojate. Įsijauskite. Jeigu bendraujate telefonu, jau yra lengviau. Galite iš balso tono daug ką suprasti. Vienas toks paprastas patarimas, jeigu norite, kad žmogus suprastų jūsų teigiamas emocijas ir kad jūs labai geranoriškai nusiteikęs, įtempti šį
tiesiog šypsotis, įtempti tos raumenys šypsenos, nes tuo metu yra neįmanoma tiesiog kažkokiu perduoti neigiamų emocijų. Ir šitą galite parepetuoti namuose. Jeigu persistengsite, kalbant su kažkokiu žmogumi, tai sakys, ko tu čia dabar visai, kaip sakant, per daug džiaugsmingas. Kiti mūsų patarimai taip pat labai praktiški ir išjausti, ir tiesiog per klaidas išmokti, ir per nesusipratimus. Jie tokie labai asmeniški, tai, kas atsitiko mūsų komandai. Antrasis būtų nustatyti bendravimo būdus. Kokiu būdu jūs bendrausite? Ar jūs pasirinksite Skype'ą, ar pasirinksite labiau telefoninius pokalbius, ar rašysite elektroniniu paštu. Daugelis tų būdų atsiranda natūraliai. Tiesiog jūs renkatės tą, kuris jums priimtinesnis, kiti komandos nariai prisiderina arba pasiūlo savo. Kai kuriuos reikia nuspręsti su komanda, kad naudosite. Tai vienas iš tų būdų buvo, kaip mano kolegė minėjo, projektų valdymo programos. Jas taip tikrai labai rekomenduoju pasirinkti. Antrasis bus, puoselėkite bendravimo ritualus. Jeigu nusprendėte, kad jūs pirmadieniais renkatės prie Skype'o ir bendrausite, tai to ir laikykitės, atidėkite visus kitus darbus. Nes daugelis mano, kad virtualus bendravimas per Skype'ą nėra toks svarbus, kaip susitikus. Reiškia, jeigu aš einu į susitikimą, jis yra reikšmingas, o jeigu čia per Skype'ą, tai galiu vienas kitą kartą nedalyvauti. Taip nėra. Labai toksai įdomus buvo mūsų pastebėjimas, kad kai dirbate virtualiai, reikia pasigirti, reikia mokėti pasigirti, ką jūs darote. Nes jeigu jūs dirbate biure, kolega sėdi šalia jūsų, tai jūs matote, ką jisai daro. Jis ten rašo kažką, dirba, nesvarbu, gal ten iš tikrųjų ir nelabai dirba, bet jisai dirba. O jeigu jūs to žmogaus nematote, tai jūs galite galvoti, kad jis nieko nedaro, nes jo darbų nesimato arba tie darbai matosi ne iš karto. Tai reikia mokėti pasakyti. Tarkim, aš ten parašiau 20 elektroninių laiškų, aš ten bandžiau sudaryti sutartis, aš skambinau klientam, tą reikia pasakyti. Aišku, tai yra sunkiau padaryti žmonėms, kurie nemėgsta girtis ir kurie labiau linkę džiaugtis jau rezultatais, o ne kažkokiu procesu. Informuoti, jei būsite nepasiekiamas, pranešti, kad dabar manęs negalėsite pasiekti internetu, rašykite ten SMS žinutes, skambykite. Toliau tokie seka bendražmogiški, kad laikytis bendravimo kultūros, būti pozityviam, dalintis naudingą informaciją ir gerąją patirtimi. Ir paskutinis toks labiau iš valdymo pusės, kad aiškiai nustatykite, kas už ką atsakingas. Jeigu komanda didelė ar maža, tai vienodai svarbu. Ir čia projektų valdymo programos užrašiau ir tikrai rekomenduoju pasibandyti kažkurias. Čia yra surašytos populiariausios, kokias aš naršydama internete supratau, kad daugiausiai lietuviai naudoja. Jos tinka vidutiniam ir smulkiam verslui. Jeigu verslas yra labai didelis, jau tų programų reikia specialių, yra tam tikros firmos, kurios tom užsiema. Mes naudojame Asana. Jeigu jūs prastai suprantate angliškai arba tiesiog norite išgirsti informaciją lietuviškai, galite video pasižiūrėti YouTube'e. Mes turime įrašę porą filmukų apie tai, kaip dirbti su Asana. Įveikite į paskirą VI komandą ir ten atrasite tiesiog filmuką pavadinimu Asana. Bandėmės ir kitus, bet labiausiai tiko Asana. Čia ar spėjot užsirašyti, kam buvo aktualu? Tos programos, mes naudojam nemokamą versiją, mums jos pilnai užtenka. Tos programos, dalis jų yra mokamos, dalis nemokamos, dalis turi mokamus ir nemokamus planus. Taip, kad galit pradžiai pasibandyti ir aišku, visos turi tą bandomąjį pilotinį, tą nemokamą, ten tarkim mėnesį ir kažkokiam komandos skaičiui variantą. Ir tokiu būdu mes dirbame kaip virtualių asistenčių komanda. Atradome savo pirmuosius klientus, arba gal tiksliau pasakius, jie mus atrado. Dalyvavome įvairiuose renginiuose, tokiuose kaip ir šis, pasakojame moterims ir vyrams ir visiems apie mūsų komandą, ką mes veikiame, ką mes darome. Ir tokiu būdu didėjo žinomumas. Ir mes sulaukdom štai tokių laiškų, čia kažkodėl biškį netelpa.
sulaukdami įvairių laiškų, kur moteris klausdavo, kągi mes darome. Būdavo konkretus paklausimai, būdavo tokie romantiški laiškai kaip šis, kur ten gyvenu šitiek metų žemelėje ir nežinau kas čia per profesiją, ką jūs čia darote, ar čia galima taip, ar galima naip. Ir mes turėdami tos laiškus atsakinėti, kitos kreidavosi pagalbos. Čia Kristina ne tavo yra parašyta, čia yra pakeistas autorės vardas, nes jinai leido cituoti, bet parašė pakeisti. Taip. Ir atsakinėjome, stengiamės padėti. Kitos kreipdosi su konkrečiais klausimais, va turiu verslą, kaip išeiti internetą, padėkit ten kažką Facebook'o susikur profilį, kur man išmokti to, jeigu aš nemoku anglų kalbos. Ir tokiu būdu gimė Virtualių asistenčių akademija, aš nesuprantu, kodėl netampa slaidai. Tai yra internetinė mokymosi platforma, kur galima išmokti, kas reikalinga virtualiai asistentijai. Taip pat galima ten pasimokinti ar tiesiog ir netgi pradmenį įsigyti, kaip dirbti tam tikrom internetiniam programom. Netgi jeigu jūs nežadate dirbti kaip virtuali asistentė, tas jūs nedomina, bet jūs turite verslą ir norite kažkokiu išmokti internetinių gudrybių ar tiesiog net ir pradmenų, taip pat rekomenduojame apsilankyti. Ir kuo Virtualių asistenčių akademija skiriasi nuo kitų mokymo platformų? Jinai turi labai aiškiai kryptį, kad čia mes mokiname visko, kas reikalinga virtualiam asistentui. Taip pat labai praktiška. Jūs mokinatės to, kas jums bus tikrai reikalinga su praktinėmis užduotimis. Tai yra ne teorija, o praktika. Baigiamasis darbas yra praktikos. Jis arba užskaitomas, arba neužskaitomas. Tai yra nuoseklumas. Galima pradėti nuo visiško nulio, net jeigu moka tik atsidaryti kompiuterį. Mes mokinsime, ką daryti toliau. Tai čia toks ėjimas į 1. klasę, kai labai norisi, nežinai, kas laukia, labai daug džiaugsmo, labai smagu, kompanija smagi. Taip pat kalba. Tai lietuvių kalba, kad kai jūs prašysite pagalbos savo dėstytojo, kad jums nepaduotų muilo, kaip šitam paveiksliuke. Jūs paprašėte, jūs aiškiai suprato, jums pagalbą suteikė. Taip pat bendravimas ir bendruomenė. Tai gal vienas iš stipriausių tokių ir svarbiausių dalykų, nes tai aplinka, kurioje jūs bendrausite ir tokios pačios moterys, tokie patys siekiai, tokie patys norai sukurti savo verslą arba patobulinti jį, tiesiog pakelti naują lygmenį, padaryti internetinį. Ta bendruomenė yra palaikanti, suprantanti, besidalinanti. Ir tai yra, kai kam tai yra tarsi avarinis išėjimas. Jeigu gyvenate kažkur toli nuo didžiųjų miestų, ar netgi visai kaimuose, ar tarkim jūs negalite išeiti iš namų į tokius seminarus, nes turite, gerai kaip šitas yra, kur gali atsinešti mažiukų, gali atsivesti vaikų, girdisi tenai, triukšmauja, tai čia yra puiku. Bet jeigu jūs negalite, ar ten tarkim dėl kažkokių priežasčių, netgi su vaikais atvažiuoti, tai yra šaunu, kad jūs galite mokintis internetu bet kuriuo laiku ir bet kuriuo metu. Ir čia yra mūsų kontaktai, jeigu reikės kažkokios pagalbos arba norėsit kažkokio patarimo, galite drąsiai kreiptis. Ir šiais metais Virtualių asistenčių akademija dalyvauja logine, uždėjau čia ženklelį ir uždėjau širdutę. Ir jeigu jums patiko šitą idėją ir jūs norite ją palaikyti, labai prašom balsuoti už mus, taip didinti žinomumą, kad dar daugiau moterų sužinotų, kad jos turi tą avarinį išėjimą. Jisai yra įmanomas, netgi kai atrodo situacija yra visai beviltiška. Ir ačiū labai už dėmesį.